Ką, įsikroviau, pasidariau pauzę, kūro užsipilt sustos ir gal Kaune kamštis jau bus pravažiavęs, prasiskirstęs. Jau žiūrėjau, trumpėja, dabar jau nuo lampėčių. Buvo žiauriai didelis, dabar jau nuo lampėčių. Tai dar kol važiuosiu Kauną, užsipilsiu kūro. Ir visai gal nebebus. Varom į Vandžiogalą. Čia tą sandėlį gal esu rodęs. Kaip ir privažiavimas viskas gerai, tik apsisukimas labai gaidiškas. Ten į patį galą, jeigu važiuoti dirba, jau be šansų apsisuk, o čia arčiau, bandysim arčiau. Tik tiek, kad varančiuosius ratus reikia įleisti į tokią nuokalnę į pievykę. Tai nežinau, ar su priekaba ištems ar neištems. Vat kame klausimas. Arba vėl įsivežiot. Nu, nežinau, žiūrėsim. Varom dabar. Važiuosim pas Kauną ir tada spręsiu, ką daryti. Pravažiavau. Stankinom kūro, žiūriu, kamštis mažėja. Čia va. Rimta avarija buvo. Gal susitiko, bet abejoj, ai ne, dar vat ir gaisrininkai mirksena viskas. Lemba, dar aš taip nematęs. Kobras 11. Kad toks įvykis būtų. Va, lengvykė guli. Kaip suprantu, kažkur kalė irgi. Bet čia dobriai turėjo verstis. Lenkas su popieriu. Eina nafik. Kaži ar gyvas. Tikėkimės, kad gyvas. Ir čia aplink Kauną daug tokių avarijų. Visur buvo uždaryta. O tai tau pasistengia kelininkai nubarstyt. Kaip jau ir sakiau, lyja, po to praneša pragiedrulius, nu, tai didelė tikimybė, kad bus slidu. Bet ne. Kamštis va toks va. Tai, manau, net kampais nevažiuosi, nelabai apsimoka čia man trankytis kažkur. Kol apvažiuosiu per visokius briedkelis. Nieko aš ten daug neišlošiu, galvoju taip. Kol prasisukiosiu. Čia vis tiek jau toks judantis, ne visai stovintis. Čia link Vilniaus pusės gal daugiau įsikišę. O į Klaipėdos pirmą juostą laikaisi ir nuvažiuoji. Tai va. Važiuom, pažiūrėsim. Su vėju. Nei kamščio nieko. Ten va gal dabiškį matau palei viaduką. Ai ne, ten taip stovi. Tai skaityk greitai čia prasiskirstė šaika. Nu, puikiai čia man pavyko. Dabar varom į sandėlį, žiūrėsim, kaip seksis suktis, stumtis per purvynus ir taip toliau. Nežadu dabar įsivežiot. Bent jau neplanuoju. Nežinau, kaip gyvenimas čia parodys. Ar teisingas sprendimas ar ne. Ar teks dar priekabą įsitemti ir dar įsivežti. Matysim vietoj. Ieškau nusukimo. Esu važiavęs, bet nepamenu tiksliai kur. Dabar čia liktai. Ja, čia. Čia kažkada buvo sandėlys urėdijos išvežta ant pievos. Ir čia gal vasara. Per tiek laiko išsivalė. Nu ką, dabar šaunam kažkur va ten va mums reikės. Pasižiūrėsim. Kur geriau suktis, kaip geriau suktis. Lendu su priekaba, nafik jau šiandien prisižaidžiau, įsivežiojant, tingi žiauriai. Matysim, kas iš to išeis. Tau va čia va
medienos sandėlį savo. Ką dabar bandysim tada? Žiūrėsim. Kaip čia situacija po to lietaus. Girdėjas sakė, sugedęs traktorius, tai net tas nepagelbės. Jeigu kas ir bus, nutiks man, nepatrauks nieko. Kažkaip reikės apsisukti. Apsisuksim, atbulom nustumsim. Nu jo. Dabar tokių lengvų sandėlių, kad ištisai būtų, nebus. O čia va šią savaitę kol nelijo, tai pasivažinėjau, taip easy ant žvirkeliukų, dar kažkas tokio. Tai kaip ir nieko. Taip, reikės susikrauti, spigliuoti ir paskui lapuoti. Tai va. Reikės dar toli pastumti. O, blemba, da džipas kažkoks važiuoja. Eina šil. Jis galėtų važiuoti geriau. Blemba, čia slidu. Pridarys man reikalų, čia prasilenktume. O ten va reikės nustumti iki pat galo, skaityk. Aha. Blemba. Kuris yra? Reik čia stūktis ir važiuoti. Praleidžia šį. Tegu varo. O mum ten nuvažiuosim ir ten reik atsistumt ir išvažiuoti. Šiaip čia akmenukų papilta gal nebus labai prastai. Nu, neatrodo čia jau taip seksovai man viskas. Ai, žiūrėsim, kaip bus. Pats kelias, tai čia viskas okei, puikiai. Bet kaip čia bus su apsisukimu, nežinau. Reik bandyti. Reikia bent minimaliai varančiuosius ratus išlaikyti ant šito žvyro. Tada būtų okei. Manau, biškį priekabą net ten nustūmiau. Pasitaisysim. Aišku, aš galėčiau ją įsikelt. Nu, bandom dar, aišku. Viščiukus reikia skaičiuoti, kada ten rudenį, kaip sako patarlė. Lemba labai va taip milimetrais reikia gaudyti. Nesinori nuslyst. Buksavimų ramiai. Apsisukau. Labai žemai nenuleidau priekabos. Ir pavyko. Ką dabar tik tai atgal. Ir susimest rastelius.
ūkininkas čia ieškojo šeimininko kažko labai piktas. Nors jie nesu sutikęs linksmo ūkininko. Gal nėra net tokių? O, biškį pasitaisom. Kaip galvot, yra Lietuvoje linksmų ūkininkų? Blemba, nugribavau. Priekis lystelėjo. O čia va, biškį neišvairavau. Nieko, pasitaisysim jau čia. Viskas okei. Jeigu tik tokias bėdas, tai va, viskas. Nu, pavyko, sakyčiau, apsisukti. Bet va, jaučiu, kaip ant šito plaukia vairas, neklauso. Gal aš per daug kraštais einu. Čia taip atrodo. Stengiuosi. Aišku, čia ne asfaltu gi važiuoja, ne? Slysteli biški vežimėlis, priekabos slysteli priekaba. Vairas čiučiut, ten centimetro, žiūrėk, jau priekabai reikia 20 gaudyti. Bet nieko, gerai. Pavyko, manau, viskas pakankamai gerai. Rašau 9 sau. Jeigu būčiau be pasitaisimo posūkį išlaužęs, rašyčiau 10. Neišbuksavau nieko. Nuliuks. Taip. Reik pirmo spygliuočio tarą susirinkti. Man atrodo, čia jinai man po 10. Kiek mačiau. Jo, čia ir yra. Taip, reikia stoti, jo, šitą va. Stojam, susimetam šitą. Kaip ir viskas kol kas. Jungiam siurblį, duodam gazą ir kraunamės.
Ką, galim judėti. Visai gerai, čia sekės krauti, kažkur prateriau akinius nuo saulės. Reikės savaitgalį eit pirkt. Pipėts nieko nematau, žinokit. Įsakė į saulę ir viskas, nieko nesimato. Taip. Jo, čia kaip matot, keliukas tai labai geras, viskas okei. Tik va čia tas apsisukimas toks. Labai jau reik delikačiai elgtis. Kad ko neprisidaryt reikaliukų. Na va. Ką, visio. Ką, judam tada hebra iki išsikrovimo ir Radviliškį įsimesiu. Dabar čia nevarysiu, varysiu turbūt į kairę, čia asfaltais išlysiu į Vandžiogalą, Kėdainiai, Radviliškis. Tenai bandysiu judėti. Tai jau Kėdainių gal tą remontą pabaigė, seniai važiavęs. Pasižiūrėsiu. Tikiuosi šviesoforų nieko nebebus tenai. Tai va, lekiam. Visio! Įsikroviau. Pristačiau krovinį laimingai. Įsimečiau, įsišlaviau. Lekiu į bazę. Ir turbūt kitą savaitę bus pašvesta remontui. Reikia keisti diskus, kaladėlės, dar čia tranas visas tabaluoja, pravodkė, sukirmijus. Druskų gavo, prasidėjo. Aišku, kauju nuo seniau. Visokių negydytų ligų yra daug. Tai kitą savaitėlę visiems pakeis darbeliais. Jeigu spėsim, padarys man pakeist tos diskus viską. Na, yra tokių dėtų. Tai turbūt išeisiu į eterį, jeigu ne, tai turbūt kitą savaitę jau viskas. Nemanau, kad čia labai greit susisuksiu, nes darbų daug, kiek žinau, kad kol nuims diskus, nes reikia visą stepulę imt lauk, kad kaip taisyklė neatsisuka diskai, reikia kaitint, daužyt, kalt, tada nuiminėt, vienu žodžiu, visą puokštę darbų. Tai va. Bus pašvesta šitam reikalui. Ką galėsiu pats pasidarysiu, ką negalėsiu šalkalviai padarys. Reikės pasiremontuoti, jau laikas. Tokių rimtesnių remontų jau senai Volvo bemačius. Apart tokių eilinių purštukų keitimas. Dar ten tokie va. Nu ką, diena tokia gan normaliai, neprisicirkinau, nenuslydau, netraukė, netempė niekas, gan laimingai. Tai užskaitau, pasidirbėjo normaliai. Labai nebuvo daug vargo. Lembo, Radviliškių kokie kamščiai. Oje. Ai, nebeprašoksiu šviesoforą. Nu, tai va, galim pašnekėti. Tai ką, lyg ir tiek. Apsitvarkau kitą savaitę ir toliau į darbą skimbu. Nepraleiskit ateinančių serijų, nes iššūkių bus. Nemažai bus, įtariu, nes linksmiausias metų laikas prasideda, ruduo, žiema. Bet iš praeito žiemos mano matėt nuotiks, tai įdomu, kas šią laukia. Ką, šiam kartui lyg ir tiek. Ačiū, kad žiūrit, kad laikinat, prenumeruojat, kad remiat Contribui per YouTube narystės. Kas norit kepurėlių, prašau, prenumeruokit YouTube'ai. Ne YouTube, atsiprašau, Contribui. Tenai ir gausi dovanų. Lyg ir tiek. Kol kas. Ačiū ir iki.